Aš važiuoju Superstock 600 klasėje, tai yra tarkim, yra 2 klasės motociklo aplamai čempionate, tai yra litras ir yra 600. Tai aš važiuoju 600, dėl to, kad, šiaip pradėjau su tokiais važinėti ten jau nuo 18, tarkim, metų. Tai taip visą laiką su jais ir važinėjau ir kažkaip man taip ir nesėdėjau aš normaliai ant to litro ir kažkaip dar manęs kaip ir netraukė. Šioj sporto disciplinoje esu 4 metai. Šitų sporto aplamai aš gyvenu. Pas mane toks 70% minčių galvoj dažniausiai sukasi motociklai. Yra taip, kad realiai ten sekundę tu kažkur kitur pagalvok, viskas įsimušia iš to ir tu klaidą gali padaryti. Išlėkti iš trasos, griūti, pralenkti tave gali, tai daug jaudulio, daug baimės. Nupirkom šį gražuolį iš kitos komandos, 600 kubinių centimetrų variklis, 94 kW berods. Aš pats varikliui nieko nedariau, nekišau rankų, praktiškai komanda buvo paruošus sezonui, bet nusprendė parduoti, nes jis norėjo išeiti su galingesniu su litru. Aš esu mėgėjas raideris, motociklininkas, važinėjau 7 metai berods, su Suzuki Banditu, streetas, visiškai kitoks negu Kawasakis. Tai labai daug minčių, nes dabar jaučiu, kad trūksta trenkių, stipriai trūksta trenkių. Šita, manau, laida mūsų, kuo bus įdomi žiūrovai, kad ją matys iš 2 perspektyvų. Iš raideris, kuris lekia jau ten 4 metus ir siekia aukštų rezultatų. Ir komandoje ateina naujokas, mano draugas, kurį bandysim kelti irgi iki labai aukšto lygio, kiek jis, aišku, pats yra pasiryžęs ir kaip jam patiks ir kiek paveš. Čia, ta prasme, nėra alternatyvos jokios, ta prasme, neturime mes nieko, net Baltijos šalys iš tikrųjų kažko tokio. Čia bus, ta prasme, tiek veiksmo, ta prasme, bus ir liūdesio ir ten, aš ne apie blogus dalykus jau čia negalvoju, bet turiu omeny, ten bus įtampos, adrenalino, streso, bet tikiuosi bus ir labai gerų emocijų. Ir turėtum žiūrėti dėl to, kad profesionalas ir naujokas. Ja, tai vien tas bus įdomu labai lyginti iš 2 perspektyvų.